Mama šiandien sponsorin benziną. Mes jau Vilniui, labas rytas, sveiki atvykę mano vlogą. Išsirašiau į renginį ir parodysiu, kokio nuostabaus grožio bus šiandieną renginys, kuris bus Italijos ambasadoj. Tai labai laukiu ten nueiti, laukiu dabar mamą su broliu, mane nuveš ir jie eis kažkur pasivaikščioti, o aš varau į renginį. Žinokit, žiauriai buvo faina. Buvo labai daug brandų, tai susipažinom su produktais ir gavom belė kokio dydžio goodie bagus. Išpakuosiu, po to jums parodysiu. Tavrasi, belė kokio dydžio. Nesu dar tokio gavęs nekada. Dabar važiuojam į Decathlon parduotuvę. Šiaip labai noriu kavos, nes nieko nei valgiau, nei gėriau nuo ryto. Labai noriu kavos, bet važiuojam į Decathlon, nes šiandien tarp kitko yra juodasis penktadienis ir nuolaidos. Tai aš noriu nusipirkti vaikščiojimui drabužius. Tai va, tiek. Ir toliau nežinau, kur planai nunešiu. Mama jau einam į apartamentus 11 valandą. Kortelė tai atskiras bus. Mama šiandien kortelę 600 išleido. Vaik. Gerai, let's go. 100 eurų. Sveiki. Štai čia turime brolio lovą. O štai čia bus mano ir mamos lova. Bet neblogai. O balkons yra parūkyti. Ne. Vonia. Didelė. Užteks. My protein treningiukai. Žinokit, belė kiek aš šiandien prisivalgiau. Visą dieną nevalgiau ir tada bam, vakarieniai 1000 kalorijų. Bet tai gali rūkyti, ne, gintarė? Ar gali rūkyti, mamai? Žiūrėk. Pažiūrėkime. O, rūkyti galim. Nu, pažiūrėkim, koks čia va. Vau! Nu, tobulai. Ne, šiaip žiūri, fainai kaip už 100 eurų, 3 žmonėm, tai labai gerai. Dabar aš einu išbandyti lovą, tuo. Yra vaikai, gintarė. Ką? Yra ausų krapštukai, jeigu nori. O kam tai ausų Nu, tai krapštukai? patiesi.
O, Jėzus, mama, kada paskutinį kartą buvai viešbutį? Pernai. Mama, kaip įvertini šiandien dieną? 10 iš 10. Kiek pinigėlių išleidau? Daug iš tikrųjų. Iškiek, negaila kailius nusipirkau. Ai, neturiu parodyti. Rytoj parodysim. Nusipirkau kailinius. Ką dar nusipirkau? Vaikam maistą. Ne. Kavinį. Kavinėse, nu tai. Brangu Vilniaus sostinė. Labas rytas, mes atsikėlėm. Dar ir keliu. Kelsi man kelius. Labas rytas, mes atsikėlėm ir mes atsikėlėm šiandieną 9 valandą. Brolis nemiegojo visą naktį, sakė. Nes mama knarkė. Aš įsikišau kištukus, tai šiek tiek jutau, šiek tiek nejutau. Dabar eisim pusryčiauti. Šiaip vakar buvo žiauriai gera diena. Labai tikrai buvo linksma, šiaip nei kartą nesusipykom, tai viskas taip labai gerai. Vakar prisižvengėm, nes mama už viską mokėjo. Ir tik kortelė, tai čia mano toks kaip bairis. Šiaip vakar fainai, tas renginys, tada nuėjom pavalgyti ir mes nuėjom pavalgyti į gruzinišką tokį restoraną, kur tik tokį labai išhaipintas, šiaip už visą vakarienę sumokėjom 100 eurų, bet labai daug visko prisivalgėm. Tau skanu buvo, mama? Labai. Man irgi žiauriai šiaip skanu, toks tikrai nebuvo gaila mokėti, ne? Čia tu šepetukų prisidėjai, nes nesuprantu, nuo ko jie čia yra. O man iš karto pagaisvo, matai, išmetu jo. Nieka, man žiūrėk dar geriau sveisko daugiau valgyti. Kuo daugiau valgai, tu tas sveikini. Pamėgink, žinau, padeda. Ką reikia daryti, kad nebūtų rūgščių daugiau valgyti? Ja. Kaip čia reikia? Metas, kad pavirbutis, nevažiuoju. Jis nemoki jungti. Aš savo Dysoną vežiojas dažnai. O tai kam tai vežiojas? Labiau dažnai tas pavirbučiuose mėgi. Nedažnai. Leisime vertinti, kieno oda gražesnė yra. Tavo rytas įkilus, ar mama? Tu su pudra? Ne, be pudras nemeluok. Gerai, pudrą šiandien naudosim. Labai gerai viską užmaskuoja. Visą aknę, visą raudonį, viską, ką tik norit. Ypač va, kas turit spogelių. Labai laukiu, kada nagus kitą savaitę eisiu sutvarkyti. Ai, dar nepamirškim, kad šį pirmadienį eisim daryti tatuiruotę. Nekenčiu to įpakavom. Tik man atrodo, čia bus toks gan tamsus. Va, ko neužmaskavo, viską užmaskavo. Čia tokie spogai išdyko, aš net nesuprantu. Patenkinta, kad su mano važiavo. Nu labai, iš tikrųjų buvo labai smagu, Nesame, ne visi trys kažkaip nesam kartu buvę, visi trys, ne? Jo, nebūtumėm taip smagiai pasibuvę. Suojančią pudrą. Ai, turiu šito kažkokį iš Rival. Nežinau, ar labai gera, bet žinau, kad labai pašviesino paakius. Ai, ir dar taip gražiai išblurina jinai. Ir dabar turim irgi iš Rival tokią bronzą. Aš tiesiog, kas buvo ant stalo, susimečiau, o aš dariau šitos kosmetikos apžvalgą draugui. Kausis su šia kosmetika, bet šitą bronzą tai tikrai labai nebloga. Ir jinai kainuoja gal 5 eurai. Pasižiūrėkit. Tikrai neblogai. Man gali sveiki padaryti. Nu, taip. Jėzau, kaip tu prisitepėjai. Tik mažiau išmanyt. Ta pudra tokia oranžinė. Man patinka, paskui nežinau, dienos bėgiai įsikėlė ir labai gerai. Eik tu, tau net ta bronza nesimato ant tokios pudros. Dėsies jau naują baltą. Ai, palikai mašinį. Mašinį. Bet gražus, ne? Labai mama vakar iš Zaros baltą nusipirko. Dviejukais. Suvalgysiu bandelių dabar. Bandelių. Ir labai kavos nori. Nu, jau kavos nebus. Bas.
Tik vandenį. Mums gerai būtų dviesi išvažiuoti. Atsimeni kažkada, kai buvom? Nu. Bet pasuogu, nesakyk, tik viešbutį buvom, bet suogu ką. Nu. Niekada nepraleidom. Ne. Tik ją šitą bronzą pastapiau, reikia biškį pasluoksnuoti. Nes aš pasiėmiau tokį patį šviesiausią atspalvį, žodžiu, nes mano veido oda labai balta. Šitos turiu. Stalai. Ir daug spalvų jie turi įvairiausių, bet labai gražiai išsisklaido. Suteikia veidų spalvos, tai būtinai skaistalus naudokit. Tuomet mes einame prie antakio mikso. Ir va taip va, jo šukuoju į viršų. Man patamsina plaukelius ir juos sušukuoja. Ką? A ne? O kiek tavo valandų? Tai einam. Ką galvoji? Ką galvoji, mama? Aš žiūriu, kad tas padarėjas, žinai, kad tik jau žmonės baigtų trečią, tada jis našas. Su obuoliais. Mama tik tokius pisučius valgo. Ko saldžiau? Ko oda skaistesnė būtų. Nu ką, mes jau einam į mašiną, pavalgiam pusryčių. Šiaip dabar tokiam rajone esam įdomiam, čia vien tik viski turgai. Toks matas tikrasis Vilniaus gyvenimas. Bet šiaip, sakau, kuo dažniau atvažiuoju į Vilnių, tuo labiau aš su juo susidraugauju ir visai ir smagu čia, visai taip gražu, visai visokią Vilniaus pamatau. Kiekvieną kartą vis skirtingai, žinau. Tai gal šitą va? Indelį, aha. Va tokį didesnį. Aha, ačiū. Tas kažkaip seniau atrodo tas. Ką dar nori? Mažiuką šitą ridikų. Mažiuką? Aha, mažiuką. Va šitą jūros dumblių mažiuką. Nu, jam patinka imčių, tai labai patinka. Ką dar? Nu va, ir viskas man. O tu nori? Tai gerai. Žiūrėkit, aš visada, kai atvažiuoju į Vilnių, užsuku į Ogmijos miestelį ir čia atsidarė nauja šita Half Price parduotuvė. Žiūrėk, gerai bus mano. Ką norėtum nusipirkti? Šaliką labai noriu. Žinokit, va tėva medicinui gerai uždirb žmonės. Pasižiūrėk. Nu kaip gražu, ne? Mama panorėjo šaliką ir turi šaliką. Juoda? Va ten eik vieną pusę. O žiūrėkit. Bet šitie tokie su dangčiukais. Žiūrėkit, aš paimsiu. Mano uošvienė, žodžiu, sunkiai serga, antrą mėnesį guli ligoninėj, šiandien pas ją važiuosim. Tai šitokį espreso, nes jinai myli kavą ir kad jis to šiek tiek kalėdinę nuotaiką. Mes dabar, žinokit, turim šiek tiek tokią dilemą, ar mes imam tokį, bet man nelabai patinka, kad čia šiek tiek tas rūžavas nuskilęs, ar mes jamam tokį mažiuką. Nes jei espreso kava patinka labai, tai man atrodo jamam šitą. Man čia, žinokit, viskas ant tiek gražu, kad aš norėčiau viskas nusipirkti. Nu, kiek tu išleidai? Aš 55. Ant savęs 27 eurus, o ant savęs tą skarą, kiek kainavo? 10 eurų ant savęs ir dar 10 eurų ant jos ir dar Lukui kepurė ir puodelis, tai ant savęs tik 27. Va, mes jau važiuojame į Šiaulius, čia žinokit savo blogą ir užbaigsiu, labai faina, kad čia esat ir susitiksim rytoj.